Lentelių reikia nustatyto pločio. Paprastai lentelės įterpiamas nuo paraštės iki paraštės, kaip šiuo atveju. Tada einam į lentelės ypatybės, lentelės ypatybės ir turim tokį dalyką kaip pageidaujamas plotis. Pavyzdžiui, aš noriu 8 cm, rašau 8, spaudžiu gerai ir turiu 8 cm pločio lentelę. Lentelė dabar prispausta prie kairės pusės yra, galiu nueiti į lentelę, lentelės ypatybės ir pasirinkti. Kairėje su kažkokiu atitraukimu kelių centimetrų, pavyzdžiui, 1 centimetro, atitraukiam 1 centimetro. Galime nustatyti centre, va čia būtų, va taip turim, nu ir taip toliau. Galima ir nuėmus vėl, turėsim vėl per visą plotį. Dabar kaip elgiasi lentelė ir tekstas. Turiu kitą dokumentą, kur yra nedidelė lentelė ir yra visur tekstas. Jeigu stovim lenteliai, einam į lentelės ypatybės ir galima, kad tekstas apteka lentelę arba ne. Padarykim aplink, gerai, ir turim, kad taip tekstas apteka. Galime panešioti lentelę, kad būtų dar gražiau aptekėtų kažkokiu būdu, va taip, ar anaip, tekstas gali aptekėti. Jeigu aš viską nuliuosiu ir vėl turėsiu, kad tekstas neapteka, tai yra lentelės ypatybės nėra, tada, jeigu norim tekstą, galim parašyti ir šalia, tai yra iškart leisti aptekėti, pelė stovi šitoj pusėj, tokia, 2 kartus paspaudžiu ir kažką galiu rašyti. Taip, 2 kartus paspaudus galiu rašyti. Dažniausiai atsiranda problemos, kai tekstas yra aplink, reiškia geriau stengtis, kad lentelės, jeigu specialiai nenorit, kad aptekėtų, kad lentelės būtų be teksto aptekėjimo, tai yra tokio pavidalo. Dabar toliau, aš turiu čia tokią lentelę pasidaręs gale ir, sakykime, stoviu pirmame langelėje, pirmame stulpelėje, einu į lentelės ypatybės, ir pradėkim nuo stulpelio, galiu nustatyti pageidaujamą plotį. Reiškia, pageidaujamas plotis, sakykime, tegul būna, sakykime, kokie 4 cm. Pirmas stulpelis 4 cm. Tai paskesnis stulpelis būtų antras stulpelis, va šitas, sakykime, tegul būna jis kokių 2 cm. Nustatom 2 cm, paskesnis, ir taip galim nustatyti. Jeigu norim kelis stulpelius, tai galim juos pasižymėti ir nusistatom kelis. Sakykime, dabar padarykim kokio 1 cm. Tiesiog parašom, dabar paspausiu tiesiog gerai ir bus 1 cm. Visiškai analogiškai yra su eilutėm. Vėl stovi pirmoje eilutėje, eilutė ir galima nurodyti aukštį. Dabar aukštis yra toks, kad tilptų tas šriftas vieno eilutę, bet, sakykime, aš pasakysiu, kad pirma eilutė bus 1 cm aukščio, paskesnis, sakykime, antra eilutė tegul būna kokie 0, koks nors 5. Ir galima nustatyti bent arba tiksliai. Bent, jeigu daugiau teksto bus, tai gali būti ta mano eilutė ne tik 0,5 cm, bet ir didesnė, o tiksliai, tai būtų tiksliai 0,5 cm, o jeigu teksto daugiau, mes jo nematom. Ir kita, trečia eilutė ir taip toliau. Dabar, ką reiškia leisti perkelti eilutę į kitą puslapį? Aš dabar atšauksiu ir nueinam pasižiūrim. Šitas raudonas tekstas, tai yra viena eilutė, pereina iš vieno lapo į kitą ir turim tokį dalyką. Jeigu aš neleisčiau, sakyčiau, nėra, neleisti, dabar tik tai trečios eilutės neberašo, bet matau, kad trečioj stoviu, neleisiu, spausiu gerai, tada
visa eilutė perėjo į antrą lapą ir čia gavosi tuštuma. Dažniausiai tai atsitinka kaip bėda ir kad ją išspręsti, užtenka pasižiūrėti, ar čia yra leidžiama ar ne, galų gale ar leidžiama ir pastraipom keltis į antrą lapą ir apžiūrėjus visus tuos dalykus, galima tą bėdą išspręsti. Na, vat, išsprendėm šitą dalyką. Dabar, kaip jau minėjau, tekstas yra rašomas ne prie pat linijos, reiškia, o tiesiog yra tarpelis tarp linijos ir pirmos raidės. Nu, jeigu dabar dar parašysiu vieną raidę, kas čia bus, nukrito į kitą reiškia eilutę. O aš labai norėčiau, kad tos dvi raidės mm būtų vienoje eilutėje. Galima sumažinti tą tarpelį tarp linijos ir simbolio ir kaip tai padaryti. Einam į lentelę, lentelės ypatybės ir galima nueiti į langelius, reiškia, ir pasirinktis čia nurodyti, arba dar geriau būtų lentelę pasirinktis ir iškart visai lenteliai nurodyti. Pavyzdžiui, čia kairėje dešinėje yra beveik po 2 mm tarpai, viršus apačia yra po 0, tai pats šriftas padaro, nu ir padarysiu po kokios 0,05, sakysiu gerai, čia gerai, nu ir viskas sutilpo. Dar pasižiūrim į lentelės ypatybės, pasižiūrim į langelį. Nu, langelis, kaip matot, irgi yra tokio pat pločio kaip ir stulpelio plotis ir galima tekstą dar nustatyti, kaip jis yra. Nu, kaip kažkada rodžiau, geriau jau statinėti per šitą vietą visi teksto gyvenimo atvejai.